Stipruoliai mumiai, vėlai lapkritį, 4 skyrius. Jau buvo vėlyvas ruduo, Snusmumrikas vis dar traukė į pietus, kai kada pasistatydavo palapinę ir leisdavo laikui slinkti kaip tinkamam. Vaikštinėdavo aplinkui, žvalgydamasis, nieko negalvodamas ir neprisimindamas, ir labai daug miegojo. Buvo sargus, bet be menkiausių smalsumų. Niekiek nesuko galvos, kur keliauja, tik troško nukeliauti kuo toliau. Miškas buvo apsunkęs nuo lietaus, medžiai nejudėjo, visa nuvyto ir numirė, bet prie pat žemės tiesiog iš puvėsių gaivalingai augo slaptingas vėlyvo rudens daržas, nematyta augalija iš blyškių, išpampusių žolynų, neturinčių nieko bendra su vasara. Pilki, pliki mėlynojai tapo gelsvai žali, o spanguolės patamsėjo kaip kraujas. Suskato augti patamsių kerpės ir samanos, lyg švelnus didžiulis kilimas, jos apklojo visą mišką. Atsirado naujų ryškių spalvų, o visur ant žemės raudonavo, švietė šermukšnių uogos, bet papartynai pajuodo. Snusmumrikas panoro sukurti dainelę, palūkėjo, kol noras pasidarė visiškai tikras, ir vieną vakarą išsiėmė lūpinę armonikėlę, kuri gulėjo pačiame kuprinės dugne. Rugpjūtį, kažkur toli Trolių slėnyje, jis buvo radęs 5 taktus, nusakančius blogą orą ir puikiai derančius melodijos pradžiai. Jie buvo atsiradę savaime, kaip kad paprastai atsiranda garsai, kai jiems duodi ramybę. Dabar atėjo valandėlė juos susirasti ir sudėti dainelę apie lietų. Snusmumrikas klausėsi ir laukė. Tas 5 taktų nesirodė. Jis laukė ir toliau nė trupučio nesijaudindamas, nes žinojo, kaip būna su melodijomis. Bet tegirdėjo tylų lietaus šniokštesį ir vandens tekėjimą. Tuo tarpu aklinai sutemo, Snusmumrikas išsiėmė pypkę, bet netrukus vėl įsidėjo. Jis suprato, kad tie 5 taktų pasiliko slėnyje ir kad neras jų anksčiau, rasti grįžęs atgal. Yra aibė melodijų, kurias lengva rasti ir visą laiką skamba naujos. Bet Snusmumrikas leido joms nutolti. Tai buvo vasaros dainelės. Jis įlindo į palapinę ir miegmaišį ir apsiklojo jo galvą. Tylus lietaus ošimas ir vandens tekėjimas nepasikeitė. Tai buvo tie patys švelnūs vienatvės ir baigties garsai. Bet kol jam rūpėjo lietus, jis negalėjo sukurti dainelės apie lietų. Hemulis pamažėle, čia jau kitas, 5 skyrius. Hemulis pamažėle atsibudo ir vėl pasijuto esąs pats savimi, trokšdamas būti ko nors kitu, ko jis nepažįsta. Buvo dar labiau pavargęs nei guldamasis, o dabar išaušo nauja diena, kuri tęsis iki vakaro, paskui išauš dar viena, kurios slinks lygiai taip pat, kaip slenka visus jo, Hemulio dienos. Jis palindo po apklotu ir įsikniaubė nosimi į pagalvę. Paskui prisispaudė pilvu prie lovos krašto, paklodė buvo ten atšalusi. Išskėtęs visas letenas, Hemulis užėmė lovą, jis troško malonaus sapno, bet tasai nėjo. Jis susirietė į kamoliuką, kad būtų mažutukas, bet ir tai negelbėjo. Jis pamėgino tapti Hemuliu, kurį visi myli. Bet taip ir liko tik Hemulis, kuris stengiasi daryti viską, kuo geriausiai. Bet kuriam taip niekur neišėjo. Galop jis atsikėlė ir apsirengė. Hemulis nemėgo nei apsirengti, nei nusirengti. Tada juto, jog dienos slenka ir nieko reikšminga neįvyko.
neįvyksta. Ir vis tiek jis tvarkėsi, puošėsi ir švarinosi nuo ryto iki vakaro. Kiti aplinkui leido savo gyvenimą netvarkingai ir neplanuodami, kad ir kur jis būtų žiūrėjęs, tvarkos nebuvo niekur. Ir jis plėšėsi, mėgindamas visiems išaiškinti, kaip reikia gyventi. Niekas tarytum nenori, kad būtų gerai, graudžiai mąstė Hemulis, valydamasis dantis. Jis pasižiūrėjo į savo burlaivio nuotrauką. Abu buvo nufotografuoti nuleidžiant burlaivį į jūrą. Graži nuotrauka. Bet jis dar labiau nuliūdo. Reikėjo pasimokyti buriavimo, galvojo Hemulis, bet juk niekad neturiu laiko. Staiga Hemuliui smilktelėjo mintis, kad jis neveikia nieko daugiau, tik kilnoja daiktus iš vienos vietos į kitą arba kalba, kurie turėtų būti. Ir prablaivėjimo valandėlė jam toptelėjo, o kas atsitiktų, jei jis nieko nedarytų? Tikriausiai nieko. Kas nors kitas pasirūpintų viskuo, tarė Hemulis pats sau ir vėl įdėjo dantų šepetuką į stiklinę. Pats nustebo ir mažumėlę išsigando savo žodžių. Jam per nugarą nuėjo šiurpuliai, kaip naujųjų metų naktį, kai laikrodis išmuša 12. Ir netrukus jis pagalvojo. Bet tada juk aš turėčiau buriuoti. Dabar jį jau rimtai suėmė blogumas, tad nuėjo ir atsisėdo ant lovos. Nieko nebesuprantu, mąstė nelaimėlis Hemulis. Kodėl štai taip pasakiau? Juk yra dalykų, apie kuriuos nevalia galvoti, nereikia pernelyg giliai rausti. Jis beviltiškai ieškojo kokios nors malonios minties, kuri galėtų nuslopinti ryto liūdesį. Ieškojo ir pamažėlė jam iškilo malonus ir tolimas vasaros prisiminimas. Hemulis prisiminė Trolių mumių slėnį. Tenai jis lankėsi baisingai seniai. Bet kuo aiškiausiai prisiminė vieną dalyką. Svečių kambarį pietinėje pusėje ir kaip malonu buvo pabusti jame rytais. Langas atlapotas, švelnus vasaros vėjas kilnoja baltą užuolaidą, lango kabliukas tylutėliai bilda judinamas vėjo. Ir musė, kuri daužosi į lubas. Ir kad nėra jokios skubos, kava laukia verandoje, viskas sutvarkyta, viskas paprasta ir einasi savaime. Tenai buvo ir šeima, bet Hemulis jos nelabai prisiminė, jie sukinėjosi aplinkui šiandien ir ten, rūpindamiesi savo reikalais, malonus ir neryškus, labai jau kukli šeima. Tėtį prisiminė kiek daugiau, gal dar tėčio laivą ir prieplauką, bet labiausiai jam buvo įstrigę tai, kaip smagu pabusti tenai rytą. Hemulis atsistojo, nuėjęs pasiėmė dantų šepetuką ir įsikišo į kišenę. Nebesijautė blogai, pasijuto kaip visiškai naujas Hemulis. Niekas nematė, kaip Hemulis iškeliavo. Be lagamino, be skėčio, nepasakė sudie nė vienam savo kaimynui. Hemulis nebuvo pratęs gaudytis apylinkėse. Kelis kart išklydo iš kelio ir dėl to nei sunerimo, nei supyko. Niekomet anksčiau nebuvau paklydęs, mąstė jis žvaliai, ir niekomet anksčiau nebuvau kiaurai peršlapęs. Jis mostagavo letenomis ir jautėsi kaip dainelės herojus, tas, kur vienišas per lietų nukeliavo 1000 mylių nuo namų ir jautėsi patrakęs ir laisvas. Hemuliui buvo taip smagu. Netrukus verandoje jis gaus atsigerti šiltos kavos. Nukeliavęs bene kilometrą į rytų slėnio pusėn, Hemulis nusileido prie upės, mąsliai įsistebeilijo į tamsų sraunų vandenį ir jam toptelėjo, kad gyvenimas tarytumei upė. Kai kuris plaukė lėtai, kitas greitai, o dar kitas užkliūva. Šitą mintį pasakysiu muminuko tėčiui, rimtai mąstė Hemulis. Manau, kad tai visiškai nauja mintis,
Bet kaip lengva šiandien mąstyti ir kaip viskas paprasta. Vos išeini pro duris pakreipęs skrybelę, ar ne? Gal aš įstumsiu laivelį į jūrą, gal išplauksiu. Jau bemaž jaučiu letenomis, koks kietas vairas. Pakartojo Hemulis toks laimingas, kad beveik pasijuto blogai. Jis tvirčiau susiveržė diržu didžiulį pilvą ir nužingsniavo paupiu. Kai Hemulis priėjo slėnį, visą jį dengė tiršta pilka lietaus migla. Jis nudrožė tiesiai į sodą ir sumišęs sustingo. Kažkas čia negerai, toks pat ir netoks pat. Nuvytęs lapas nuplūduriavo žemyn ir prilipo jam prie nosis. O ne, kokia kvailystė, sušuko Hemulis. Štai kas, čia visai ne vasara, čia ruduo. Nežinia kodėl, jis visą laiką prisiminė vasarą Trolių mumių slėnyje. Jis nuėjo toliau prie namo, sustojo šalia verandos laiptelių ir pamėgino jodleruoti. Jam nieko neišėjo. Tada suriko. Ei, kaiskite viduje kavą. Nekrepšt. Hemulis vėl suriko ir valandėlę luktelėjo. Trupučiuką pasišaipysiu iš jų, pamanė Hemulis. Jis pasistatė apykaklę ir užsismaukė ant nosies skrybelę. Prie vandens statinė susirado grėblį ir įnirtingai iškėlė jį virš galvos, tada sustaugė. Atidarykit įstatymo vardu. Sustingo ir palaukė, krėtėdamas iš juoko. Namas buvo tylus. Lietus pasmarkėjo, be paliovos pliaupė ant laukiančio Hemulio ir visame slėnyje tebuvo girdėti nieko daugiau, tik tai krintančių lašų telžimas. Šeštas skyrius. Homsiukas Toftas niekuomet nebuvo lankęsis Trolių mumių slėnyje, bet nepaklydo. Kelias buvo be galo ilgas, o Homso letenos trumpos. Visur pilna gilių valkų ir pelkių ir griaumedžių parvirtusių nuo senatvės ar vėtros. Nutrauktos jų šaknis buvo iškėlusios aukštyn didžiulius luitus žemės, o po kojomis žvilgėjo juodos vandeningos duobės. Homsiukas eidavo aplinkui, aplenkdavo kiekvieną pelkę, kiekvieną vandeningą duobę ir ne vieno vienintelio karto nepasiklydo. Buvo labai laimingas, nežinojo, ko nori. Miškas gardžiai kvepėjo, dar gardžiau, kaip Hemulio laivas. O pats Hemulis atsidavė senu popieriumi ir bauguliu. Homsiukas tai žinojo. Kartą Hemulis pastovėjo prie savo laivo, atsiduso ir trupučiuką patempė brezentą, o paskui nupėdino tolyn. Jau nebelijo, bet dabar mišką užtvenkė migla ir vanduo. Jo gausėjo tarp kalvų Trolių mumių slėnio pusėn ir pamažiukais klanai ėmė tekėti. Vis labiau ir labiau Homsiukas sukinėjosi tarp daugybės upeliūkščių ir kriokliukų, kurie visi keliavo ten, kur ir jis. Slėnis visiškai priartėjo, štai ir jis. Homsiukas vėl atpažino beržus, nes jų kamienai buvo baltesni nei kituose slėniuose. Čia šviesa buvo ryškesnė, o tamsa juodesnė. Homsiukas Toftas sėlino taip tyliai, kaip tik įstengė ir labai lėtai, klausydamasis. Kažkas slėnyje skaldė malkas. Tėtis, jis ruošė malką žiemai. Homsiukas dar labiau pritildė žingsnius, letenų beveik nekilnojo nuo samanų, priartėjo upė, štai tiltelis ir takas. Tėtis liovėsi skaldęs, begirdėti kaip šniokščia upės srovė, kur subėgo visi upeliūkščiai, garmėdami toliau į jūrą.
Aš atkeliavau, galvojo Homsiukas Toftas. Jis perėjo per tiltelį ir atsidūrė sode. Jis buvo toks, apie kokį nusipasakojo, ir negalėjo būti kitoks. Medžiai be lapų tamsavo lapkričio migloje. Bet akimirką jie pasipuošė žalumą, saulės spinduliai ėmė šokti ant žolės, o Homsiukas užuodė svaigų ir malonų alyvų kvapą. Visą kelią iki Malkinės jis nukurnėjo ristute. Ir tada į jį trenkė kitoks kvapas seno popieriaus ir baugulio. Ant Malkinės slenksčio sėdėjo Hemulis su kirviu glėbyje. Ašmenys buvo kai kur išmušti, nes kirvis atsitrenkė į vinį. Homsiukas Toftas sustojo. Čia Hemulis, pamanė jis. Tik štai kaip jis atrodo. Hemulis pakėlė akis. Sveikas, pasakė. Maniau, kad ateina muminuko tėtis. Gal žinai, kur pasidėjo visi kiti? Ne, atsakė Homsiukas. Šitos malkos pilnos vinių, paaiškino Hemulis ir iškėlė kirvį. Senos lentos ir basliai pilni vinių. Kaip puiku, su kuo nors pasikalbėti. Atsibeldžiau čionai ieškoti ramybės, kalbėjo toliau Hemulis. Kaip nelauktai užgriūvi senus pažįstamus. Jis nusijuokė ir padėjo kirvį į Malkinę. Klausyk, Homsai, tarė jis. Surink visas malkas ir nunešk į virtuvę džiūti. Sukrauk į eilę štai taip, o aš tuo tarpu išvirsiu kavos. Virtuvė po dešinėje, anoje pusėje. Aš žinau, atsakė Toftas. Hemulis nupėdino aukštyn prie namo, o Homsiukas Toftas ėmė krauti malkas. Jis įsitikino, kad Hemulis nepratęs skaldyti malkų, bet tikriausiai neblogai pasilinksmino. Malkos gardžiai kvepėjo. Hemulis nunešė į svetainę padėklą su kava ir padėjo ant ovalaus raudonmedžio stalo. Rytinė kava paprastai geriama verandoje, pasakė jis, o svetainėje kava vaišinami svečiai. Nė karto čia dar nebuvę. Kėdės buvo apmuštos tamsiai raudonų aksomų, kiekvienos atkaltė apklota servetėle. Homsiukas baimingai apmetė akimis gražią rimtą patalpą. Sėstis nedrįso, pernelyg prašmatnūs buvo baldai. Krosnis netgi siekė lubas. Ji buvo išgražinta pušų kankorėžių raštais, krosniakaiščio juosta apsiuvinėta karoliukais, o žalvarinės angos durelės nublizgintos. Žvilgėjo ir komoda, kiekviena jos stalčiaus rankenėlė paauksuota. Na, ar tu nesisėsi? Paklausė Hemulis. Homsiukas prisėdo ant paties kėdės kraščiuko ir įsistebeilijo į nuotrauką virš komodos. Joje buvo padaras visas apaugęs pilkų kailių, piktomis akimis, labai arti viena kitos su uodega, nosis nepaprastai didelė. Čia jų protėvis, paaiškino Hemulis, iš tų laikų, kai dar jie gyveno užkrosnyje. Homsiuko žvilgsnis nuslydo toliau iki laiptų dingstančių aklinoje aukštoje tamsoje. Jis suvirpėjo ir paklausė, argi virtuvėje nešilčiau? Manau, tu teisus, atsakė Hemulis, virtuvėje gal jaukiau. Jis vėl paėmė padėklą ir abu išėjo iš apleistos svetainės. Visą dieną juodu nesikalbėjo apie šeimą įsidanginusią nežinia kur. Hemulis vaikščiojo po sodą, grėbė lapus ir pliauškė apie viską, kas tik šaudavo jam į galvą, o Homsiukas sekiojo pridurmui ir krovė lapus į pintinę, bemaž visą laiką tylėdamas. Kartą Hemulis sustojo ir įsižiūrėjo į žydrą stiklinį tėčio rutulį. Sodo puošmena, pasakė. Kai buvau mažytis, jis buvo pasidabruotas. Ir toliau grėbė lapus. Homsiukas Toftas nežiūrėjo į stiklinį rutulį, nenorėjo žiūrėti, nes rutulys liko vienišas. Jis buvo slėnio pagrindas, visuomet atspindėjo tuos, kurie čia gyveno. Ir jeigu nei vieno namiškio nebebuvo likę, tai tikriausiai niekur negalėjai pamatyti stiklinėje rutulio žydrynėje.
Sutemus Hemulis įėjo į svetainę ir užtraukė tėčio sieninio laikrodžio pasvarą. Laikrodis ėmė mušti skubiai ir su pertrūkiais, paskui pradėjo eiti. Jis vėl tiksėjo, tolygiai ir labai ramiai, svetainė virto gyvenamą patalpą. Hemulis priėjo prie barometro. Didžiulio tamsaus raudonmedžio barometro viso išraižyto raštais padaužė jį ir pamatė, kad slėgis nepastovus. Tada grįžo į virtuvę ir tarė: pamažu viskas grįžta į vėžes. Dabar užsikursime viryklę ir išsivirsime dar kavos, ar ne? Jis įžiebė virtuvinę lempą ir indaujoje surado džiūvėsių su cinamonu. Tikri jūrininkų džiūvėsiai, paaiškino Hemulis. Jie man primena mano laivą. Valgyk, Holmsai, tu pernelyg liesas. Labai ačiū, padėkojo Holmsiukas. Hemulis trupučiuką susijaudino, pasilenkė virš virtuvės stalo ir pasakė: mano burlaivis pastatytas tvirtai. Argi kas nors pasaulyje gali pasipriešinti ir nenuleisti laivo į jūrą, kai ateina pavasaris? Holmsiukas džiūvėsių maišė kavą ir nieko neatsakė. Lauki nesulaukdamas, tarė Hemulis, o paskui galų gale iškeli bures ir nuplaukė. Holmsiukas nudelbė Hemulį iš po kirpčių, galop tarė: taigi. Staiga Hemulį perėmė vienatvė, name buvo pernelyg tylu, jis tarė: ne visuomet suskumbi padaryti tai, ko nori. Ar juos pažinojai? Taip, mama, atsakė Holmsiukas, kiti kiek neaiškus. Man irgi taip pat. Sušuko Hemulis apsidžiaugęs, kad Holmsiukas galų gale prakalbo. Niekad labai į juos nežiūrėjau, supranti, jie tik buvo. Jis paieškojo žodžių ir lėtai kalbėjo toliau. Jie tik buvo, kaip visada, kai kas nors būna, jei supranti, ką turiu galvoje. Štai kaip medis arba daiktai. Holmsiukas vėl užsisklendė. Po valandėlės Hemulis atsistojo ir tarė: gal reikėtų atsigulti, juk ryt irgi išauš diena. Jis sutriko. Gražus pietinio kambarėlio ant aukšto vaizdas vasarą buvo išnykęs. Dabar jis tematė laiptus vedančius į tamsią palėpę su tuščiais kambarėliais. Hemulis nusprendė miegoti virtuvėje. Trumpam išeisiu laukan, sumurmėjo Toftas. Jis uždarė paskui save duris ir sustojo ant virtuvės laiptelių. Lauke tamsu, nors į akį durk. Holmsiukas luktelėjo, kol akis priprato prie tamsos, ir lėtai nusileido žemyn per sodą. Ryški žydra spalva perskrodė naktį, jis priėjo ir pažiūrėjo tiesiai į stiklinį rutulį, kuris buvo gilus kaip jūra, persmelktas svaiginamo bangų ribėjimo. Holmsiukas stebeilijo vis gilyn ir gilyn, kantriai laukė, galų gale pačiuose žydrynės gelmėse sužibo menkas žiburėlis. Sužibo ir užgeso, žiebėsi ir geso, per lygius laiko tarpus kaip švyturys. Kaip jie toli, galvojo Toftas. Šaltis glėbė jo letenas, kildamas vis aukštyn, bet jis vis stovėjo ir žiūrėjo į žiburėlį, kuris tvykstelėdavo ir išnykdavo taip silpnai, kad vos ne vos galėjai pastebėti. Jis mąstė, kaip jie jį apmulkino. Hemulis stovėjo virtuvėje su lempa letenos ir galvojo, kad diena buvo tokia varginanti ir nelinksma, jog neverta ieškoti čiužinio, vietos jam pasidėti, nusirengti ir suvokti po dienos atėjusią naktį. Kaip čia yra, mąstė jis suglumęs. Juk visą dieną taip džiūgavau. Kas čia buvo taip nyku? Kol Hemulis stovėdamas svarstė, atsidarė verandos duris ir kažkas įėjo į svetainę ir apvertė kėdę.
Ką tu tenai veiki? Paklausė Hemulis. Jam niekas neatsakė. Hemulis iškėlė aukštyn lempą ir sušuko. Kas čia? Labai senas balsas paslaptingai jam atrėžė. Neketinu tau pasakotis.